Gali susirašinėti žinutėmis be jokio telefono. Gali siekti sportinių tikslų, sekti savo sveikatos parametrų, širdies darbą, matyti sporto, aktyvumo ir net miego statistiką be jokių sudėtingų sveikatos įrenginių, pulso matuoklių ar net trenerio. Gali siųsti ir gauti elektroninius laiškus ir net naršyti internete be kompiuterio ir be telefono. Gali nepasiklysti, įveikti numatytą maršrutą be žemėlapio ir be jokių kitų įrenginių. Ant ten. Gali susimokėti už pirkinius be piniginės. Gali klausyti muzikos be jokio muzikinio grotuvo. Gali bet kurią akimirką sužinoti oro temperatūrą ir prognozę be termometro ir barometro. Gali bet kurią akimirką kreiptis į asistentą ir sužinoti atsakymus į bet kokius klausimus be jokios enciklopedijos. Kiek reikės padaryti žingsnių, kad nueičiau iki Saulės? Saulė yra labai toli. 118 milijardų žingsnių. O jis rodo, kad mes nuėjom tik 4655. Gali rasti savo pamestą telefoną be jokio padidinimo stiklo ar Sherlocko Holmso. Taip pat gali rasti savo pamestą laikrodį su telefonu be jokio Sherlocko Holmso. Tik tai kaip galima tą laikrodį pamesti, jis nuolat prisegtas ant rankos. Tiesą pasakius, jo nereikia nusisegti net maudantis, nes jis atsparus vandeniu. Na ir taip, aišku, su esim gali atsiliepti ir į telefono skambučius be jokio telefono. Taip, klausau, toj būsiu.